Mielas Stasė, štai jūs atvykote iš Lazdijų, jūs jau patyrusi gydytoja ginekologė, esat mačiusi įvairiausių moterų, kurios ieško sveikatos ir pas jūs. Na ir atsitiko nelaimė ir jūs pati turėjot sunkią bėdą, lygą. Kokios dabar mintys jūsų galvoje, kada pabuvote čia visą kursą sveikatos mokykloje, kas naujo jūsų galvoje atsirado? Žmogus gali viską nugalėti, ypač kada yra šalia gerų draugų, gerų minčių. Ir aš atvažiavus tą mokyklą, pajaučiau, kad ne pačios didžiausios bėdos yra ligos, bet žmogaus noras pasveikti, išgyti, nugalėti, pažinti save. Ir to dėka atsiranda jėgų, kurias galima nugalėti. Tik tais reikia didelio noro, ryžto, valios. Bet jūs minėjote, kad jūs gydite tradicinę, taip sakant, tą, kuri dauguma yra šiandien Lietuvoje. Bet štai jums teko, ne iš gero gyvenimo ieškoti kažką tokio, kas vadinasi alternatyvi medicina. Ir ką jūs apie tai galite pasakyti? Aš galvoju, kad tai yra nuostabus dalykas, nes mes nevalgom, bet ėdam, vulgariai pasakius. Ir jeigu mes kiekvienas, turbūt gal per vėlai aš supratau, jeigu būčiau anksčiau supratus, gal manęs tos bėdos būtų neaplankę. Ta baisi liga, bet aš... Jūs kalbate apie vėžį. Taip. Aš dabar galvoju, kad aš visiems linkiu, ypač kurie jau ir serga, kad jie tikrai pradėtų labai rimtai galvoti apie mitybą, apie režimą, apie dvasinį visą tą savęs pažinimą, pamesti pyktį, pavydą, matyti visur tik gėrį ir grožį, nes šalia mūsų yra daugiau gražių daiktų, gražaus pasaulio. Ir tik gėrį gali nugalėti pasaulį. Tai jūs pas mus radot, ko ieškojote? Aš radau. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Ačiū, sėkmės Jums. Susitikimo Lazdijuose. Nu va štai, 442 laidoj pas mus buvo 3 šeimos, kas būna retai, dažniausiai po vieną. O kas atsitinka, kai žmonės čia atvyksta šeimomis? Kodėl jūs kartu nutarėt važiuoti, o ne po vieną? Nu, kad šiaip mes ir taip nepaliekam vienas kito. Tai prijaučiantys tam, nu kaip, buvom jau taip gan kaip Dainius sakė, pasileidę buvom, tai sugalvom, kad truputį reikia pakilt. O šiaip vienas kitą palaikom pastoviai. Ir belaikydami dar vieną savo draugę suradote? Nu, tai irgi giminė. Va, brolio. Aišku. Vyro brolis. Nu ir kaip, negaila čia laiko praleista? Tikrai ne. Svarbiausia jūra. Maudytis. Bėgt nebėgčiau, bet jeigu nereikėtų, jei nereikėtų sušilti prieš jūrą, lendant į jūrą, nebėgčiau. Bet kadangi labai noriu maudytis, bėgdavau. Nu, va, jau daug laiko praėjo po pirmo apsilankimo, o šį kartą ką naujo mes čia radom. Aš manau, kad pasikeitė tikrai labai didelis, nu kaip, gan didelis skirtumas, kas buvo prieš 12 metų ir dabar. Manyčiau, kad Dainiaus įtaka, jo patyrimo tas perdavimas, jisai supaprastino galbūt visą tą pasisavinimą ir visą tą procesą. Aš manau, kad tai tikrai verta buvo atvažiuoti ir kiekvieną minutę praleisti čia. O jūs ant savo giminaičių nepyksite, kad jūs čia įtraukė į tą avantūrą? Tikrai nepyksiu. Pirmiausia, atitrūkau nuo namų po labai ilgo laiko. O ką svarbiausia čia suradot? Svarbiausia suradau judėjimo reikšmę, sakyčiau. Nes, kaip pagalvoju, atrodo ir nesėdi vietoje ir tų darbelių ir šiokių ir tokių, bet va, kai čia atvažiavus, taip pradėjau mankštintis normaliai, tai žiūriu, kad visai mano kauliukai buvo apstingę. Tai kokių laimėjimų čia pasiekėt? Numečiau 3 kilogramų,
irgi labai sveika. Ir daug lankstesnė palikau. Žemė arčiau pasidarė jau. Žemė arčiau pasidarė, lengviau pasiekti. Labai tikrai patenkinta. O aš tai 6,5 numečiau. O mano lankstumas padidėjo 10 balų. A negaila 6,5 kilogramų palikti? Dar reikia 20 numesti. Nu, vat sako, vat vyras, reiškia, turi turėti svorį, ištaiga toksai suplonėjęs dabar, kaip čia dabar atrodysi? Nu, tai aš tavo pergyvenu, aš laiką sakydavau, kad Kelnės man munka dabar. patink, toks koks esi. A čia iš tikrųjų taip, čia toks įsikalbėjimas buvo, pagal save sprendžiant. Viens kitai įtikinėjat, kad tu man tokia, paskui žiūrėk, kad visai neaukai gerokai mažiau, reiškia, apimties. Ne, šiaip pamačiau, kad, nu, ir kvėpuoja sunkiau, ir ką. Tai, Aha, išgailė šią sėdėti, kai jau dūstas žmogus. Feliksas sako, daugiau trauktis nebėra kur. Važiuojam, nuvažiuojam. Aha. Tai dabar grįžit namo patenkinti. Jau. Rytdienai visas meniu yra sudaryts vegetarišks. Ir šiaip tai turim tik tai 2 kibirus. Tai va, dabar gausim dar 2 nusipirkti kibirus, pasistatysim lauke, sode ir dėsim. Kiekvieną rytą, kodu ant galvos. Nu, o kitom šeimom, pavyzdžiui, Lietuvos arba ten tos, kurios ten šalia jūsų, ką patartumėte? Nuo ko pradėti? Pirmiausia, palaikyti viens kitą. Ir jeigu viens turi idėją, bėgti iš paskos. Jo, tai tikrai, va, tas kaip nors Aldutė sako, tai yra gerai, kad palaiko vienas kitą, bet kita pusė, jeigu aptingsta vienas, labai yra didelė tikimybė, kad ir antrą. Nu, įtraukti kitą pusę. Bet... Ačiū, kad čia buvot pas mus, kad palaikote judėjimą sveikuolių. Nu ir linkiu vėl pasimatyti neužilgo. Dėkui už atostogas. Na, retai kada būna, kad pas mus čia atvyksta su šeimomis, o šį kartą kaip niekad uždėrėjo šeimų pas mus čia. Tai sakykite, vat štai važiavote čionai, turėdami savo tikslus ir ar pavyko įgyvendinti juos? Kaip jums atrodo pas jūsų šeimynė? Įgyvendinti pilnumoju su kaupu. O jūs kaip galvojate? Tai be abejo ir džiaugiuosi, kad atvažiavau čia. Pranoko mūsų lūkesčius, tapom lankstus, greiti, miklus, vikrus, labai. Taip, lankstus ne tik kūnai, bet ir charakteriai. Aha, tai dabar jau bus gyventi lengviau dviese? Labai tolerantiški būsim. Ir turbūt jūs jau taip su patirtim jau niekada turbūt nebesipyksit, bet bus dar lengviau susitarti, ne namuose? Be abejo, bus dar lengviau suprasti vienam kitą. O ką jūs čia tokio esminio, sakysim, radote, kas jums padės galbūt tikrai geriau jausti vienas kitą suprasti? Žinot, visi tie ir tiek fiziniai pratimai, tiek sielos pratimai, tie vadinami, kuriuos mes čia pramokom, gal jinai jau anksčiau žinojo, man dabar daug kas paaiškėjo. Tas irgi smarkiai padės artimiau suprasti vieną kitą. Tiesiog padėjo pažinti vieną kitą. Nors tiek metų, jau 40 metų kartu, bet kažko dar nežinojom. Dar tiesiog pradedam dar kažką vis po truputėlį, po trupinėlį atrasti savyje ir pažinti daugiau. Iš kur jūs atvykote? Iš Biržų. Aha, o jūs? Klaipėda. Mes iš Klaipėdos. Kai važiavo čia, minėjot savo tikslus, ar pavyko įgyvendinti? Taip, su kaupu. Pranokom. Išmokom rūpintis kuo? Pirma, dvasinių kūnų, o po to tik fizinių. Ir gali maitintis ne tik fiziniu maistu, bet ir dvasiniu maistu. Tai laiko čia praleisti negaila? Ne. Visiškai noris pakartoti. O pinigų? Ne. Nėra kainos. Nei laiko, nei pinigų Čia negaila. neįkainuojama, čia labai puiku. Tai dar pasimatysime? Būtinai. Iki pasimatymo. Ačiū.